matot, skirtingai girdit skirtingas grupės atstovaujamės, suprantam jūsų tą ir rūpestį savo rinkėjimo atstovavimo, bet mes džiaugiamės kaip niekad suvienyje mokytojų bendruomenę, kaip niekad irgi labai skirtingų pažiūrų, skirtingų politinių partijų atstovus mūsų organizacijų, turbūt yra visom jūsų politiniam partijom priklausančių narių, bet kaip niekad susivienėm visai dėl vienos bendros idėjos, tai yra dėl geresnio švietimo ir būtent visiems, o ne kažkuriom vienom grupėm, ir tikimės susikalbėjimo, tikimės, kad rasim sutarimą, ir aš manau, kad labai svarbu, kaip ir gynybos klausimais jūs radot, ir galų gale rasti sutarimą švietimo klausimais, bet jį tokį tikrą, nes gal ne atskirai partijos, bet kad tame sutarime labai svarbu, kad dalyvautų ir pati bendruomenė, nes tvarumas susitarimų turbūt ir nuo to priklausys ne nuo pasirašymo, o nuo to, kaip mes norėsim visi įvykdyti ir kaip nedrįsim, galbūt, kad mums visiems nenaudinga būtų nevykdyti susitarimo tiek mūsų šaliai, tiek visom politiniam partijom. Ir tai turbūt nebus lengvas sprendimas, bet mes tikime jumis ir tikime, kad visgi šį kartą susitarsim. Gal dar kas norėtų pasidalinti, man, kaip sakant, jau Andrius daug dalyvavęs tų procesų, bet turbūt ne visi, tai man įdomu būtų išgirsti, kaip kitiem atrodo šiandien, ką stebėjot, vis tiek mačiau, kad norėjot išlikti iki pat biudžeto svarstymo pabaigos, kokias mintis kyla, nežinau, kolegos, drąsiai, kas nori pasisakyti, tai mes neturim čia nei koordinatorius, nei moderatorius, kas nori kas. Pasirėmė. Aš tik tai vieną klausimą keliu. Tai pasirėmiau paskaičiavimą, tą, kurį pateikė švietimo ministerija, kad čia yra skaičiai labai teisingi, viskas labai gerai yra, jūsų darbo užmokestis yra 23 metais 2307 eurų su mokesčiais čia kartu kalbant. Bet pačiam susitarime turėjo būti kitaip parašyta. Vidutinis yra darbo užmokestis, jeigu būtų parašyta etatas, vieno etato darbo užmokestis būtų ne mažiau kaip 130%, tokio atveju šiandien mes visiškai kitaip diskutuotume. Tai kokia yra mano mintis, ir žinau, kad valstiečiai yra išėję iš susitarimo, galbūt vėl pradėti galvoti apie tai, ir į Andrių žiūriu, ir kitus kolegas, iš tikrųjų reikia peržiūrėti tą patį susitarimą. Čia, kaip beskaičiuotume, jie labai lengvai, ar mes truputėlį ten 100 eurų skirsis vidutinis šalies darbo užmokestis, statistikos departamento, mes žinom, ir banko duomenų, bankas irgi kitaip skaičiuoja, taip kad yra įvairių skaičiavimų, bet labiausiai, tai man kliūva, yra įrašyta vidutinis jūsų darbo užmokestis. Tai va šita vieta ir labiausiai dėl to ir premjerė, aš pradžioje galvoju, nemoka matematikos, bet paskui pati atsisėdo skaičiuoju. Tai paėmė visą krepšelį, padalino ir viskas. Ir išsprendė jūsų parodinamą mastikuodamą skaičiais. Tai toks mano pastebėjimas, nežinau, mes aišku, mes nepalaikysim biudžeto, mes teiksim siūlymus, iš tikrųjų mes esame už jūs ir matome, žinome, susitinkame su pedagogais, aš ir šeimoje turiu, ir pati esu pedagogė buvusi, taip kad iš tikrųjų žinau, kaip yra sunku ir koks jūsų darbas yra ypač šiai dienai, kai mes žinome ugdymo planai, kokie yra, kokios priemonės yra, užteko man diskusijos dėl įtraukiojo ugdymo, kai net priemonių nėra ir kaip reikia dirbti. Ir kokius jūs planus turite pasidaryti ir kaip spręsti klausimus, kai jūs neturite net į ką atsiremti. Tai va tokia mano pastebė. Ačiū. Taip, kolegos profsąjungos nariai, čia ateičiai. Pasirašot, formuluotės turi būti labai aiškios ir neleidžiančios vieną arba į kitą pusę nukreipti. Bet mane neramina tas 21% padidėjimo. Nu, žinokit, skaičiavau, matematikai prašiau. Nu, niekaip. Padidėjo per metus apie 14%.
Nu niekaip, žinokite, kas mokantis elementariai pagrindinio ugdymo matematiką, žinokit, daugiau nesuskaičiuoja kaip 13 ten kablelis kažkiek. Ne? Tai jūs pritarėte, ne? Kodėl tai tas 21, o aš norėjau salėje paklausti, kai sakė, kur tas 21 yra? Kolegos, aš galiu tik patikslinti, aš tikrai nesiginčysiu, nes tikrai neskaičiuoju taip gerai, kaip skaičiuoja valstybė ir finansų ministerija ir Lietuvos bankas, bet kelis dalykus gal, kad tiesiog, paaiškinti. Tai vienas dalykas, kad, mes visi turim suprasti, ir manau, kad čia gerbiamas Algirdas, kuris buvęs ministras pirmininkas, tikrai sutiks, kad valstybėje vidutinį darbo užmokestį įpareigota skaičiuoti vienintelė ir viena agentūra, tai yra valstybės duomenų agentūra. Tai yra visi kiti, kas skaičiuoja tą pačią ir valstybės kontrolę, jinai turi savo interpretaciją, skaičiuoja kitais tikslais ir gali skaičiuoti įvairiai, jisai taip yra skaičiuojamas. Ir skaičiuojamas visų specialybių, ne tik švietimo. Tai kad ir mums taip nepatiktų, ir aš labai pritariu tam dalykui, kad galima kalbėtis švietimo susitarime dėl ateities kitokio atskaitos taško. Tai ar jisai galėtų būti pareiginė alga, aš abejoju, nes tiesiog tuo atveju aš nežinau, su kuo mes lygintumėm, mes neturėtumėm, bet čia jau gilesnis dalykas, su kuo mes lygintumėm mokytojų darbo užmokestį pagal pareiginę algą, nes darbo kodeksas labai aiškiai sako, kad darbo užmokestis apima viską, ir pareiginę algą, ir priedus, ir priemokas. Dabar dar norėjau Ievos patikslinti šiandien pasisakymą ir visus nuraminti, ir kaip tik paskelbiau postą ir galite, nurodžiau biudžeto nuostatą netgi, kad jeigu šiais metais nepasieks, jeigu bus kitokios makroekonominės prognozės, kurios bus vertinamos birželio rugsėjo mėnesį, jeigu makroekonominės prognozės bus tokios, kad matysim, kad nepasiekė 130 vidutinio darbo užmokesčio, yra biudžeto 13 straipsnis, kuriame labai aiškiai pasakyta, kad vyriausybė iš karto įsidėjo pinigus ir įsidėjo galimybę amortizacinę skolintis ir pasiekti 130 vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra biudžeto projekte, 13 straipsnėje, galite visi paskaityti. Čia nereikia net eiti į Seimą su šito dalyku, tai yra vyriausybės ir finansų ministerijos prerogatyva. Taip pat 130% vidutinio darbo užmokesčio, gali mums nepatikti tas vidutinis darbo užmokestis, bet jisai toksai bus įgyvendintas iki kitų metų, nes tai yra įpareigojimas valstybės biudžete, yra nuoroda ir tikrai galima pasižiūrėti ir dėl to, man atrodo, tiesiog nereikėtų to klausimo kelti, nes tas įsipareigojimas bus įvykdytas. Ar tas įsipareigojimas yra pakankamas? Dėl to galima diskutuoti. Aš pasižiūrėjau dabar, kiek jūsų yra iš rajoninių mokyklų, mažų mokyklų. Labai nedaug. Žiūrėkit, aš čia pažadėjau atversti savo laptopą ir parodyti skaičius. Aš turiu verifikaciją šiuo metu pasiėmus kai kurių rajoninių mokyklų ir savivaldybių. Aš matau, kad vidutiniškai kontaktinių valandų rajono mažose mokyklose yra apie 500, kai tuo tarpu miestuose, rajonų centruose yra apie 98, tikrai ir dar daugiau, kaip sakant, už kontaktą. Tai visi turim suprasti, dėl ko mes kalbam apie tinklą, visi turim palaikyti. Labai yra smagu nepalaikyti ir, kaip sakant, galvoti, kad tave dėl to išrinks kitose rinkimuose, nes turi atseit neuždary mokyklų arba dar kažko. Bet šiandien tinklas yra toks, ir tą pasakė ekspertas iš EBPO, ką tik buvo prie visos opozicijos, kuris tiesiog suvaldo pinigus. Bet kiek mes bedėtumėm, mes turime tokią situaciją, kad mes tiesiog išskaidome pinigus po didžiulį tinklą, po mažas mokyklas, kur yra 8-7 mokiniai klasiai ir mes tų pinigų neturim. Nes pinigai iš valstybės išeina į savivaldybę. Tai mes turim žiūrėti, o kur jie yra, kad jie neteina iki mokytojų. Tai va čia yra klausimas, kuris yra pats svarbiausias. Ir kaip padaryti, kad jisai ateitų. O pinigai šiemet virš 200 milijonų, pernai virš 200 milijonų, per 2 metus 1,5 milijardo. Tokio augimo niekada nebuvo. Mes šito niekaip negalim paneigti. Todėl mes turime žiūrėti, o kas yra sistemoje. Ir aš visada sakiau, ir tas net nereikia sakyti, kad labai aiškiai rodo duomenis, kad dėl ko yra klasės krepšelis, beje, kuris buvo priimtas gelbėjant labai mažas mokyklas. Tai aš kalbu apie labai mažas mokyklas, kur yra 100 mokinių, kur yra 60 mokinių dar šiandien, kur visos kitos mokyklos ir visi kiti mokytojai sumoka už tai, kad mes tiesiog turime neefektyvų tinklą. Tai čia yra faktas ir mes, kaip bebūtų gaila, mes turim pirmiausia susitvarkyti savivaldybėse savo tinklą pagal tinklo taisyklės, o ne priešintis tinklo pertvarkai. Aš tai, kadangi buvau paminėta, tai labai trumpai atsakysiu. Aš tai džiaugiuosi, kad yra ta nuostata, kad yra galimybė skolintis. Tikrai čia šis yra gerai. Jo, tas tikrai yra ir patvirtinu projekte yra.
Tik tai, kur mes nesutarėm ir čia turbūt nesutarsim iki galo, tai yra tas duomenų agentūros skaičiavimas, kur jie paėmė duomenis iš 23 ugdymo įstaigų, prideda ten, jeigu ten, sakau, vadovas, kad ir vieną pamoką kažkokią dėstą, ir tuos pinigus, ir iškreipia vidurkį. Ir kaip sakoma, kad čia yra Eurostato metodika, tai taip yra dalinai Eurostato metodika, bet jinai yra, kaip norėjo statistikos departamentas, adaptuota Lietuvai ir jie skaičiuoja pagal savo metodiką ir jie sako, kad tai yra jų metodika, duomenų agentūros, ne Eurostato. Ir Eurostato paima tam tikrą modelį, bet vis tiek jų yra taip, ne Eurostato. Aš atsiprašau, gal mes turim premjerą buvusią, Aš, kad čia vaistras, Algi, palauk. Daug. Žiūrėkit, ministrė, kuris jau kadencija neina į pabaigą. Dabar ką jūs deklaruojate? Kad visiškai sistema yra įdraskyta, sistemos nėra. Tai dabar, aišku, aš ne tik tai pozicijomis kalbu. Aš kalbu todėl, kad mano žmona yra jau 5 kartą 5 klasėje. Nes kadangi yra anūkas, tai pirmiausia, jinai buvo mano sūnus, mano dukra ir dar viena, ir dabar mano anūkas. Ir visoje toj sistemoje, jinai, pavyzdžiui, nebesusigaudo, kaip reikėtų iš tikrųjų 5-okui susigaudyti vat šitoje sistemoje, kuri šiandien egzistuoja. Bet ne apie šitą dabar esminė problema. Ir aš ten dalyvauju tuose mokymuose procesuose. Esmė yra tame, jūs dabar pasakėt, jūs nusiraminkit, yra padėta rezervė pinigų. Aš šiandien, jeigu klausėtės, aš sakiau, ministrės klausiau, 3% fiskalinis deficitas. Pagal Europinę teisę ir visą, kai sako, sistema, niekas neleis skolintis daugiau negu 3%. Iš karto stabdo visus finansavimus Europą, Briuselis. Ir problema iš karto, kai sako, tampa jau nebe Lietuvos, bet jau tampa žymiai aukštesnėme lygyje ir tai yra draudžiama. Todėl aš tikrai šiandieną manau, kad mes turėtumėm šiek tiek padiskutuoti, kaip čia mes toliau gyvensim. Natūralu, kad mes opozicijoje nelabai čia daug ką galim pakeisti, bet jeigu taip eis ir toliau, tai aš manau, kad mes tikrai atėję į valdžią visiškai pakeisim tinklą, sistemą, skaičiavimą metodiką ir galų galia išaiškinimą žmonėms, kaip iš tikrųjų yra. Nes kad tu neteisingai padarai, yra labai sunku tą pasakyti tiesiai šviesiai. Taip. Aš buvau ne vieną kartą. Per socialdemokratų valdymo laikotarpį buvo padidinta mokama atlyginimai iš viso per visą kadenciją tik 10%. Jeigu tuo metu būtų padidinta, kaip dabar bus 70%, mes šiandien čia nesėdėtume ir nekalbėtume. Atsiprašau, aš galiu be mikrofono pasakyti. Apie 70%. Kolegos, jeigu galima, aš labai irgi trumpai norėčiau keletą metų pasakyti, nes buvau paminėtas kaip buvęs ir premjeras, bet ne apie tai aš noriu kalbėti. Mane liūdina kiti dalykai, tie, kur kalbėjo apie Eurostatą. Žinokit, per 5 pastarosius metus Lietuvoje pinigų kiekis išaugo labiausiai tarp visų ES šalių. Jeigu jūs paimsite ir pamatysite, reiškia, dėl tam tikrų per pandemiją laikotarpių pinigų emisijos padarytų labai didelės. Čia aš nieko nenoriu kalbėti, bet aš žiūriu kaip ekonomistas, finansininkas šiek tiek. Ir man darosi liūdna, kad reiškia mes nebemokam valstybei valdyti finansų. Jūs pasakėte, ministrė, kad reiškia 10%. O aš lyginu kitaip, jūs tikriausiai matėte, aš jums rodžiau skaidrės. Pasaulis dabar vertina, kaip keičiasi žmonių perkamosios galios indeksas. Tas lyginimas, kiek padidėjo, tai yra socializmo liekana. Ar jūs sutinkat su to, jeigu 40% atlyginimas auks, o infliacija auks 60%? Kaip galėsite? Kada bus geriau gyventi? Kai 40% auks ar kai infliacija? Kaip Turkijai prezidentas padarė? O kaip mažės infliacija, kaip tada darys? Tai va čia yra viskas. Dėl ko aš noriu pasakyti, mano būtų pasiūlymas, kitas iki sėdė, čia yra švietimo sistemoje dirbantis darbuotojai. Tai yra mūsų protai, ne? Bet mes nemokam sukurti tam tikros metodikos, kuri būtų aiškiai. Nuo ko priklauso darbuotojų švietimo sistemų dirbančių darbuotojų atlyginimas? Kokios yra galimybės priedai ar užkulsinis, aš nesu, kaip sakyti, tos srities specialistas. Dėl ko aš apie tai kalbu?
Pasiginsiu, socialinis modelis buvo sukurtas man būnant premjeru. Dabar nėra jokių klausimų, ne? Dėl pensijų indeksavimo, tai galima toj formulį vieną kitą koeficientą. Ir aš siūliau, aišku, jau baigėtis mano kadencija, aišku, kada sukūriau ant savo galvos darbo kodeksą, kuris ten siaubo buvo padarytas, ne? Teko politiškai nukentėti. Aš nebematau kūrybos. Nematau metu. Ir buvom paruošę netgi viešojam sektoriai dirbančių darbuotojų, biudžetiniam sektoriui dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio irgi metodiką. Ir kiekvienais metais infliacija keičiasi, auga, taip, aišku, kiek auga procentų, ekonomika auga, žinom, kiek procentų, ne, darbo užmokestis kiek auga, sustatai skaičius ir jeigu pritarė tai metodikai, ir žinau, koks jo bus atlyginimas ir tos politikos. Dabar man, žinau, klausau, pridėsim, atimsim. Su ta metodika mokytų atlyginimų. Taip, vidutinis darbo užmokestis pagal valstybės duomenų agentūrą, ne, skaičiuojamas pagal ekonominę klasifikaciją. Visas švietimo sistemo darbuotojų paimami atlyginimai, ar rektorius, ar vadovas, ar eilinis mokytojas, sudėti ir padalinį ir viskas. 6 klasės agentūros mano laikų uždavinys. Nu. Bet juk mes nebegalim jau šiais laikais, tai reiškia, taip elgtis. Tai va čia nėra, pinigų turim labai daug, ir pinigai yra nepapratimų. Aš tai siūlyčiau tikrai paruošti darbo grupę gerą metodiką ir kur pasispindėti. Aš turiu klausimą, buvusiam ministrui. Jūs sakot, mes skiriam pinigų ir dabar turim skaičiuoti, kur tie pinigai nueina. Mes nežinom, o kas tie mes? Man labai įdomu, kas turėtų suskaičiuoti ir kas turėtų prisimti atsakomybę ir pasakyti, kur jie nueina. Kas tie mes, kurie susiskaičiuos ir pasakys, kur tos lėšos iššvaistomas, ar kur jos dingsta. Jos neiššvaistomas. Lietuvoje yra decentralizuota valdymo sistema ir kiekviena grandis turi savo atsakomybės. Kaip ir dabar priėmus biudžetą, speciali tikslinė dotacija iš valstybės išeis į savivaldas. Tai čia dar mes nacionalinio tarptautinio susitarimo kontekste labai daug diskutavom, nes mūsų kolegos labai nori daugiau galių savivaldybėm, tas kaip ir būtų gerai, ir dabar taip yra, ne? Tai jos nueina tenais. Kaip jos yra paskirstomas ir kaip mokyklos išmokamas darbo užmokestis, kaip skaičiuojamas yra etatas vieno kito asmens, šito mes nevaldom, tai yra kontrolės institucijos darbo vyriausybės atstovas, tai yra pažeidimai arba dar kažkas. Nes valstybė pas mus yra decentralizuota sistema. Tai nėra taip, kad ministerija būtų atsakinga už kiekvieno iš jūsų darbo užmokestį. Taip nėra. Mes turėtų, bet kodėl? Tai žiūrėkit, galbūt, bet žiūrėkit, dėl to, tai aš ką noriu paaiškinti. Žinokit, aš galbūt mes visi galim būti, sakau, visi prieš rinkimus norim. Bet aš noriu ką pasakyti, dėl to, kad aš noriu tik paaiškinti, kokia yra situacija. Aš nepolitikuoju, nes aš rinkimus daugiau neįsiu. Man nėra dėl to politikuoti. Tai aš jau noriu pasakyti tokį dalyką. Kodėl? Tai va ir pasižiūrėti, aš jums šiandien konstatuoju faktą, kad Lietuvoje dėl ko mes priėmėm tinklo sprendimus, kurie šiandien yra priešinamas. Dėl to, kad pas mus yra mokykla nuo 1500 iki 60 ir dar mažiau mokinių. Ir mes turime klasės krepšelį, kuris eina į mokyklą, kaip sakant, kuris šiandien, dėl ko jis yra priimtas, dėl ko ne vienam vaikui yra krepšelis. Dėl to, kad klasės krepšelis apsaugo labai mažas klases. Ir vadinasi, jisai pinigus perskirsto taip, kad pas mus labai mažos mokyklos, aš nekalbu apie, ta prasme, 300 mokyklas ar ten 400, aš kalbu apie labai mažas mokyklas, kurios šiandien dieną gali pinigų iš didesnių mokyklų tiesiog perima dėl to, kad yra tokia sistema. Ir tie pinigai dideli, jie gali būti dar didesni. Jeigu toksai modelis, jie išskys visoje sistemoje ir mes neturėsime pinigų. Tai bet pakeisti, tai vadus pakeisti, nes nėra sutikimo pakeisti. Tai mes bandom aiškinti, labai aiškiai matosi, jeigu jūs pažiūrėsite tas pačias kvalifikacijas. Iš teisėjo pozicijos. Gal galima pabaigti? Tai reikia tada susitvarkyti ir kalbėtis, kaip komanda. Matot, yra komanda nuo komanduoti žodžio, yra komanda kaip dirbti drauge. Tai aš manau, kad mes turėtumėm švietimo žmonės ir tie, kurie prijaučia švietimui ir išmano tos reikalus, dirbti drauge. Ir ieškokim išeičių. Jeigu yra problema, tai ieškokim sprendimo galimybių. O neatsimušinėkim. Tai aš tikrai labai prašau konstruktyviai.
Aš tik vieną labai komentarą, aš pritariu dabar buvusiai ministrei, labai retai jums pritardavau, bet dabar pritariu. Žinot, man gaila asmeniškai savo mokyklos vadovės, nes jinai bijo savivaldybės bobų. Neturiu kito žodžio, žinot. Ir suprantu, kas yra. Ir kaip tu eini pas savo vadovę, ir jį tau duoda visus finansus. Ir tu matai, kad ten nieko nėra, o savivaldybės dar tau pasako taip panaip ir anaip. Ir kadangi mūsų mokykla labai dabar balsuojanti, pasikviečia mokyklos vadovus į savivaldybę, surašo raštus, dabar kiekvieną dieną aš pateikiu, kas balsuoja, vakar ateina, Jūrate, ką matei, kas buvo mokykloje pasirodęs, kas streikuoja iš darbo vietos. Sakau, vaiką, tai moteriškiai. Jau reikia duomenų kažkokių savivaldybei. Kur tos savivaldybė duos kažkam tai. Kam sakau? Suprantat, kažkokie laikai baisus. Suprantat? Savivaldybės tegul, aš nežinau, ką jis daro, šiukšlės surenka, katinus globoja, bet suprantat, kai jau švietimą tvarko, mokytojai tvarkomi, gydytojai tvarkomi, suprantat, savivaldybės, pažiūrėkit, kas švietimo Vilniui vadovauja. Gal Klaipėdoje kažkaip jie ištreniruoti, priima, bendrauja, į streiką išleidžia. O Vilnius tai niek neįsileidžia vadovų. Jie žinau plintusą, žinokit, mes geriau mokytojai jaučiamės mokykloje negu vadovai savivaldybei. Tai žinokit, atimkit tą valdžią iš jų ir pinigus to pačiu. Tada bus mažiau klausimų. Nei vienas vadinasi negerai. Valstybės kontrolė sako, negerai skaičiuoja, mokytojai sako, negerai skaičiuoja, mes negaunam nei vienas tiek. Ir vis tiek šnekama, kad viskas gerai. Tai negerai yra. Tai čia vienas dalykas. Antras, kai šnekama apie tai, kur dingsta pinigai, aš pasakysiu, neparuoštoms reformoms finansuoti. Mes puikiai žinom atnaujintos programų, be testavimo paleista neparuošta, neištestuotos programos. Taip užtruko ilgai, taip kai kas buvo keista, neparuošta ir neištestuota. Metodinės medžiagos nebuvo, vadovėlių tinkamų nebuvo. Vadovėlio kokybė yra labai abejotina. Nešna dabar ruošia tarpinius atsiskaitimus, kokybė yra labai abejotina, vertinimo normos yra absoliučiai kritikuotinos ir mes tai turėsime daryti. Tam metamos didžiulės dabar lėšos, milžiniškos lėšos, neparuoštoms ir visą tai krenta mokytojams dar ant galvų. O kad tai yra blogai, tai rodo tai besitraukianti mokytojų visuomenė. Tai yra, mes šnekam apie tai, kad mokytojų trūksta ir tragiškai trūksta. Ir ne viena sistema čia, ne viena problema čia tinklo. Yra problema globali visos Lietuvos. Ir nesakykim, kad ten yra Europai. Mes nereikėkim savo kiemų. Tai šitai vietoj, tai, kad yra blogai su algam, tai, kad blogai su darbo sąlygom, tai, kad mums daugėja atsakomybių ir neparuoštų reformų, tai rodo, kad mokytojų mažėja ir tie, kurie ateis dirbti, kuriam dabar sumokomas stipendijos, jie nepatems, jie padirbs metus, dviejus, kiek tai susitarta ir didžioji dauguma tiesiog išeis. Patikėkit manim. Aš nežinau, galiu tai vieną, aš mitų dabar noriu kai kurių tik tai paneigti, kad mes toliau ne. Tai tikrai pritariu, kad nereikėtų pradėti tokių didelių reformų, nenumačius pinigų ir kaip sakant, normalaus pasirinkimo etapo joms, tai tikrai faktas. Bet kolegos, nes tokia dalia yra, kai ką pradedi, kažkam reikia užbaigti. Bet žiūrėkit, toks dalykas, tik dėl tų pinigų. Tai mes visi suprantam, kad iš tų 4 milijardų tik tai 0,8% išeina visom švietimo įstaigom, kad ir kaip mes galėtumėm uždaryti šiandien ministeriją, vien mokytojų atlyginimų padidinimų šiemet reikia virš 200 milijonų. Tai tik svorius tų pinigų susidėliokit, nes aš pritariu, neefektyvumo sistemos yra didelis, tikrai yra daug ką tvarkyti sistemai. Tai čia aišku labai gerai, kad būtų daugiau stabilumo ir kad ateinantis sekant kitas ministras, kitos vyriausybės, jisai išbūtų galbūt 2 kadencijas, jam niekur nereikėtų skubėti, galbūt pirmiausia galėtų reorganizuoti savo įstaigas. Tai aš tikrai to linkiu nuoširdžiai ir to turėtų palinkėti per švietimo bendruomenę, nacionalinį susitarimą, kuris gali tikrai būti patobulintas. Nes neefektyvumo daug, bet tai yra tik visa sistema švietimo kainuoja šiandien 27 milijonus, kai tuo tarpu švietimo biudžetas yra 4 milijardai. Tai net jeigu sakau uždaryti galėtume viską, tai yra... Kaip?
203 milijonus visos pavaldžios ir ministerija tiek kainuoja šiandien 4 milijardų šitoje švietimo, kaip sakant, biudžeto visoje dalyje. Tai net jeigu, sakau, norėtume apie tai, kas sako, čia dabar paimti kažką sutaupyti, mes čia net jau sakau, uždarysime. Aš ne apie tai, atsiprašau, aš ne apie tai kalbėjau, aš kalbėjau apie neparuoštas reformas, Tai aš kurias įsivaizduoju, finansuoja. bet jūs sakėt, kad pinigai joms. Ar galima vieną pavyzdį? Kada paklausiu švietimo mokslo ir sporto ministro, kas ministerijos atsakingas už vadovėlį, reiškia tos naujų parengimo programos įgyvendinimą. Jeigu aš pradedu daryti reformą, tai aš pirmiausia ministerijai padedu, kuris valdys procesą. Ne? O jis sako, knygų agentūra. Leidykla. O kur, aš suprantu procesų valdymas, taip aš šiandien startavau, iki rugsėjo 1 dienos man turi būti viskas paruošta. Idealus kažkas. Dabar nei kainos, nei kokybė, nei... Nu, aš tai nustebęs, jau žinot, aš manau, kad jau tikrai lygis kompetencijos valdyme. Gerbiamas Algirdai, mokytojas vienas labai ilgai laukia pasisakyti. Tokių nėra pinigų, taip nėra. Vadovėliam Sakė, yra atliekama. Ministras sakė, man raštu Aš parašė. pasakau ir jaučiu, net daugiau nebekalbės, nes aš gaunas taip, kad lyg tai kažkaip tai bandyčiau, bet aš tiesiog Ne dėl to susirinkom, aš norėjau atsipertraukti prieš tai. Jeigu jūs atėjote Seimo nariai išgirsti mokytojų nuomonės, tai jūs nors vieną mūsų pastabą užsirašykit ir iš visų jūsų nors vieną pastabą įvykdykit. Jūs dabar atsimušinėjat ir viskas nueis taip ir seniau. Svarbu pasiteisinau ir esu neblogas vien dėl to, kad moku pasiteisinti. Kodėl nepadariau? Bet ką padariau, kad padaryčiau? Nulis kol kas. Aš labai įsiterpsiu biškį gal ilgiau, kolegos ne visi irgi dar žino, nes Seimo nariai čia ne vienas mėgo kalbėdamas. Nereikia tikriausiai. Aš buvau mokytojas, aš žinau švietimo problemas, aš žinau, kad yra ir priešingų žmonių. Seimo narys sėdi, mane pažįsta. 4 metus buvau mero pavaduotojas. 2,5 metų buvau tarybos sekretorius, žinau, kaip dokumentai rengiami. 2 metus dirbau kariuomenės audito departamente, išmanau finansus, bent jau manau, kad mokiausi, nes mane tam paruošė valstybė. Kad aš galėčiau audituoti, kaip pinigai valstybės leidžiami. Ir dabar pradedam šnekėti. Pasiteisinimas, vėl yra pasiteisinimas, dėl to paties etatinio apmokėjimo modelio. Pasižiūrėkit, projektas buvo paruoštas dar kažkurio ten senai vyriausybei. Kai priiminėjo valdininkai ministerijos, tą projektą pakišo anai Skvernelio vyriausybei. Netyčia. Nu, čia vėl pasiteisinimas, mane domina rezultatas. O vykdo, tai sako, mes nieko negalim pakeisti dabartinė vyriausybė. Tai gal pagalvokit, ką valdininkai daro su jumis, su Seimo nariais, kai jūs nevaldot situacijos. Jūs dabar ištraukėt pavyzdį ir sako, departamentas skaičiuoja pagal tokią metodiką. Tokį netyčiai rašėm blogą skaičių susitarimą. O aš noriu paklausti, o tie partijų jūsų atstovai, kurie nuėjo ir pasirašė susitarimą dėl švietimo, kai jie pasirašė, kad pasiesim 130 nuo vidutinės atlyginimų, ar jie kalbėjo apie visų pajamų vidurkį, ar jie sąmonėje galvoja, kad kalbam apie etatinį vidurkį, aš manau, kad galvoja apie etatinį vidurkį. Bet dabar netyčia radom pasiteisinimą ir sakom, niekas nekaltas. Ar Seimo narių vidurkį, kai skelbė, sudeda visas jūsų kanceliarinės išlaidas? Tikriausiai ne. Tai kodėl mokytojams viską į krūvą sudeda, kai skaičiuoja vidurkį? Ne tik mokytojams, visų žinodėl. Ar Seimo nario vidurkį, kai skaičiuoja su visų kanceliarinėmis, su visais priedais, su visko? Tikriausiai ne. Neturi mokytojų. Mes neturim Jūs ką tik pažadėjot nebereplikuoti. Laikykite savo žodžių, jūs ką tik pažadėjot nereplikuoti. Aš paskutinę pastabėlę, dėl tinklo, kur jūs sakote. Jeigu ir būtų pinigų tinklų išlaikyti, bet nieko nebūtų daroma apie tai, ką profsąjunga kalba, tai rajonuose pusė tų mokyklų būtų be mokytojų, nes nėra kam dirbti. Tinklo pertvarkos rajonuose savivaldybės gelbstys uždarydamos mokyklas ir tos mokyklos, kur uždaryta mokytojai neturi ką daryti, važinėja į kitas dirbti. Dar ne vienas Seimo narys jų taip pat žino. Pasakysiu pavyzdį, Šilutėje prieš kelis metus uždarinėjo gimnazijos mokyklą, atvažiavo meras, sako, tai čia bloga kompetencija, suskaičiavom, daugiau kaip pusė mokytojų į tą kaimo mokyklą atvažiuodavo iš gimnazijų, į kurią dabar tuos vaikus vežioja. Tos pačios kompetencijos mokytojai dirbo toj kaimo mokykloje, važiuodami į ją dirbti vieną dieną savaitėje ir negaudami transporto kompensacijų, bet mokyklą uždarė, tik dirbo nekompetencijų mokytojai, bus geresnė kompetencija. O kad dabar kenčia tų vaikų užklasinis neformalusis ugdymas,
Vėl iš naujo reikia ieškoti pinigų užklasiniam, neformaliam, nes autobusams 3 kartus per dieną parvežti vaikus neužtenka, juos visus po 6 pamokų visus vienu įpų išveža. Ir tie vyresnių klasių mokiniai, kurie nori pasirinkti būrelį, netgi turi galimybės, juos išveža į kaimą, kur net mokyklos nebėra, apie kokį būrelį tai galime kalbėti. Tai va tai sako, Seimo nariai, kurie turėjo normalios vadybos ir buvę premjerai arba ministrai, kelių ministerijų, tai kad yra procesas paleistas, jis yra visiškai nevaldomas. Iš tikrųjų, aš čia vienas, kuris švietimo komitete dirbo praeitą kadenciją. Ir iš tikrųjų, na, čia pasakyta šiek tiek... Pirmiausia, ministerijų pavedu, kuris valdys procesą, ne? O jis sako, knygų agentūra. O kur? Aš suprantu procesų valdymus, taip, aš šiandien startavau, iki rugsėjo 1 dienos man turi būti viskas parašta. Idealus dalykas. Dabar nei kainos, nei kokybė, nei... Nu, aš tai nustebęs, jau žinot, aš galvoju, kad jau tikrai lygis kompetencijos valdyme yra padėti. Gerbiamas Algirdai, mokytojas vienas labai ilgai laukia pasisakyti. Tu nėra pinigų, kaip čia? Ministras sakė, man raštu parašė. Pasakau ir jaučiu, net daugiau nepakalbės, nes aš gaunas taip, kad lyg tai kažkaip tai bandyčiau ginti, bet aš tiesiog... Reikalo teisime, ne dėl to susirinkom, aš norėjau jūs pertraukti prieš tai. Jeigu jūs atėjote Seimo nariai išgirsti mokytojų nuomonės, tai jūs nors vieną mūsų pastabą užsirašykit ir iš visų jūsų nors vieną pastabą įvykdykit. Jūs dabar atsimušinėjat ir viskas nueis taip kaip ir seniau. Svarbu pasiteisinau ir esu neblogas, ne dėl to, kad moku pasiteisinti. Kodėl nepadariau? Bet ką padariau, kad padaryčiau? Nulis kol kas. Aš labai įsitempsiu biškai gal ilgiau, kolegos ne visi irgi dar žino, nes Seimo nariai čia ne vienas mėgo kalbėdamas. Nereikia tikriausiai. Mėgsta kalbėti, aš buvau mokytojas, aš žinau švietimo problemas, aš žinau, kad yra ir priešingų žmonių. Seimo narys sėdi, mane pažįsta. 4 metus buvau mero pavaduotojas. 2,5 metų buvau tarybos sekretorius, žinau, kaip dokumentai rengiami. 2 metus dirbau kariuomenės audito departamente, išmanau finansus, bent jau manau, kad mokiausi, nes mane tam paruošė valstybė. Kad aš galėčiau audituoti, kaip pinigai valstybės leidžiami. Ir dabar pradedam šnekėti. Pasiteisinimas, vėl yra pasiteisinimas, dėl to paties etatinio apmokėjimo modelio. Pasižiūrėkit, projektas buvo paruoštas dar kažkurioje ten senai vyriausybėje. Kai priiminėjo valdininkai ministerijos, tą projektą pakišo anai Skvernelio vyriausybei. Netyčia. Nu, čia vėl pasiteisinimas, mane domina rezultatas. O vykdo ir sako, mes nieko negalim pakeisti dabartinę vyriausybę. Tai gal pagalvokit, ką valdininkai daro su jumis, su Seimo nariais, kai jūs nevaldot situacijos. Jūs dabar ištraukėt pavyzdį ir sako, departamentas skaičiuoja pagal tokią metodiką. Tokį netyčia įrašėm blogą skaičių susitarimą. O aš noriu paklausti, o tie partijų jūsų atstovai, kurie nuėjo ir pasirašė susitarimą dėl švietimo, kai jie pasirašė, kad pasieksim 130 nuotolinės dalymų, ar jie kalbėjo apie visų pajamų vidurkį, ar jie sąmoningai galvoja, kad kalbam apie etatinį vidurkį, aš manau, kad galvoja apie etatinį vidurkį. Bet dabar netyčia radom pasiteisinimą ir sakom, niekas nekaltas. Suprantat, ar Seimo narių vidurkiai, kai skelbia, sudeda visas jūsų kanceliarinės išlaidas? Tikriausiai ne. Tai kodėl mokytojams viską į krūvą sudeda, kai skaičiuoja vidurkį? Ne tik mokytojams, visoj šaly taip skaičiuoja. Ar Seimo nario vidurkį skaičiuoja su visom kanceliarinėm, su visais priedais, su visom? Tai mokytojų kanceliarinės neskaičiuoja. Jeigu savivaldybė neteikia kanceliarijai, tai yra labai blogai. Jūs ką tik pažadėjot nebereplikuoti. Laikykite savo žodžius, jūs ką tik pažadėjot nereplikuoti. Aš paskutinę pastabėlę, dėl tinklo, kur jūs sakote. Jeigu ir būtų pinigų tinklų išlaikyti, bet nieko nebūtų daroma apie tai, ką profsąjunga kalba, tai rajonuose pusė tų mokyklų būtų be mokytojų, nes nėra kam dirbti. Tinklo pertvarkos rajonuose savivaldybės gelbstisi uždarydamos mokyklas ir tos mokyklos, kur uždaryta mokytojai neturi ką daryti, važinėja į kitas dirbti. Ta ne vienas Seimo narys ir tai dirbant žino. Pasakysiu pavyzdį, Šilutėje prieš kelis metus uždarinėjo gimnazijos mokyklą, važiavo meras, sako, tai čia bloga kompetencija, suskaičiavom, daugiau kaip pusę mokytojų į tą kaimo mokyklą atvažiuodavo iš gimnazijų, į kurią dabar tuos vaikus vežioja. Tos pačios kompetencijos mokytojai dirbo toj kaimo mokykloje, važiuodami į ją dirbti vieną dieną savaitėje ir negaudami transporto kompensacijų, bet mokyklą uždarė, tipo dirba nekompetencijos mokytojai, bus geresnė kompetencija. O kad dabar kenčia tų vaikų užklasinis neformalusis ugdymas, vėl iš naujo reikia ieškoti pinigų užklasiniam neformaliam
nes autobusams 3 kartus per dieną pranešti vaikus neužtenka, juos visus po 8, po 6 pamokų visus vienu ypu išveža. Ir tie vyresnių klasių mokiniai, kurie nori pasirinkti būrelį, netgi turi galimybės, juos išvežia į kaimą, kur net mokyklos nebėra, apie kokį būrelį ten galim kalbėti. Tai man dar sako, Seimo nariai, kurie turėjo normalios vadybos ir buvę premjerai arba ministrai kelių ministerijų, tai kad yra procesas paleistas, jis yra visiškai nevaldomas. Iš tikrųjų, kad aš čia vienas, kuris atėjo praeitą kadenciją. Ir iš tikrųjų, na, čia pasakyta šiek tiek, aš nekaltinsiu jų nieko per daug, bet iš tikrųjų buvo kalbėta su tuometinė ministrė Jurkytė, kad procesų nesuvaldysi. Etatinis apmokėjimas buvo pradėtas papildomai skiriant 81 milijoną. Tai aš ir tada sakiau, šitie pinigai, reiškia, galbūt tau kažkokia tai įmonė būtų didelė, bet pradėti tokią reformą reiškia problemą. Aišku, tą etatinio apmokėjimo reformą mes tvarkėm šiek tiek. Jinai buvo pritaikyti ir tikrai neperimti dokumentai, buvo iš naujo, reiškia, nuo kadencijų padaryti dokumentai, gelbėt mažas mokyklas. Tai buvo tam tikra politika, kad iš tikrųjų bet kokiu atveju, perskirstant, reiškia, valandas ir už neužkontaktinės duodant, reiškia, būrelį ir visokių kitokių, reiškia, visuomeninių veiklų, reiškia, tas būtų išlaikytas. Čia buvo viena iš tų problemų. Toliau taip pat, reiškia, teisingai, negerai buvo pradėtos 3 reformos. Reiškia, galit pasižiūrėti, Seime, reiškia, mano pataisa tam tikra buvo registruota, kad vis dėlto, reiškia, įtraukusis ugdymas ne taip turėjo būti daromas, iš tikrųjų, nepaleistam masiškai visur, kiekvienoje mokykloje, todėl kad nei finansų, nei specialistų tam nėra. Bet aš suprantu ir dabar, reiškia, ir šitą situaciją, kaip ją suvaldyti. Jūs turbūt žinote visi, kad tam procesui visam, reiškia, lygiai ir vadovėliai, reiškia, tie naujos programos, ir kurios buvo ruoštos, buvo paimti Europos Sąjungos struktūrinių fondų pinigai. Tai kai dabar buvo padaryti grafikai ir kaip juos sustabdyti visus, reiškia, ir prisimti atsakomybę ministerijai, reiškia, nevykdyti įsipareigojimų ir grąžinti visas tas sumas, tai reiškia, supraskite, reiškia, kad mes ne tik nepadidintumėm, reiškia, 300 milijonų, mes turėtumėm susimokėti, grąžinti visos tos pinigus, kur buvo išleisti. Tai iš tikrųjų tikrai geras pasiūlymas. Eiti toliau svarstyti, žiūrėti, kaip išeiti šitas situacijas. Taip, aš irgi dar buvau. Svarstant šitas papildomas lėšas, reiškia, dėl reiškia, apmokėjimo, reiškia, kilimo iki 130%. Taip, reiškia, turbūt ne vienodai mes supratome, reiškia, tą visą dalyką. Kažkaip tai jo, reiškia, mes įsivaizdavom daugiau, kad, reiškia, tas 130% tai yra vos neetatinis apmokėjimas. Reiškia, taip, tai iš tikrųjų yra pasiūlymas grįžti, pasižiūrėti, kitiems metams, reiškia, susitarti, bet aš galiu pasakyti, tai nelengva našta bus. Iš tikrųjų, jeigu mes normaliai paskaičiuosim, reikia kitiems metams ruošti ne mažiau vėlgi 500 milijardo, vien, reiškia, norint pasiekti tą, reiškia, tiksliau daugiau. Tai va šitoje vietoje tikrai reikia susėsti, kalbėti ir žiūrėti. Bet tikrai, būkime valstybės, reiškia, žmonės. Nu, reikia, negalim politikoje šnekėti, paimti, kažkur surasti. Taip nėra. Pinigai ant medžių neauga, nesurasi. Reikia tartis, žiūrėti, reiškia, politinėms partijoms ir priimti sprendimus vis dėlto, kurias sritis galbūt mažinant, nes pinigai iš dangaus neina, skolintis negalime, reiškia, visur, tai aš sakau, nusiraminkim visi, reiškia, sėskim, žiūrėkim, dabar valstybės kontrolė tikrins savivaldybės, tenai tikrai yra tam tikrų problemų, reiškia, perskaitant lėšas, ir šitoje vietoje tikrai, nuimkim aistras ir pradėkim dalykiškai, nepolitiškai, reiškia, politizuoti prieš lygiai toliau. Žiūrėkit, suprantu, aš tik minutę, kadangi čia po vieną išeina, ne, aš kaip tiesiog Seimo narius noriu kreiptis, nežinau, ar jūs pritarsite. Iš tiesų, aš, matau prognozę, kad vis tiek tų pinigų neatsiras. Nu, būkim realistai, ne? Dabar, šiai dienai. Bet aš prašau Seimo narių, kad vis tik tai būtų pakeltas atlygis 21% per metus, o ne 14%. Taip, kaip yra susitarime. 21. Šiuo metu tai yra 14. Su tais procentais, kuriuos siūlo nuo naujų metų nuo rudens, yra apie 14. Tai jūs, iš tiesų, pilna teisė turite kvestionuoti ir pasakyti, kad tai nėra 21%. Jeigu nuo naujų pakels 20%, taip, bus puiku. Bet jeigu kels dalimis, tai bus kaip tai apie 14%. Tai yra netiesybos susitarimo. Ir manau, kad tai yra teisinis dalykas jau tada toliau. Dabar Erika, jeigu galima, po to, mačiau šitas vyras kelia ranką. Jau atsakė. Gerai, tada kažkas, Mindaugas ir jūs, tada dėstysiu klausimą. Aš tiesiog tokį vieną klausimą noriu užklausti Seimo narių. Kaip jūs manot, ar Lietuvoje trūksta mokytojų? Tiesiog, pasakykit, trūksta mokytojų ar ne Lietuvoje?
Aš tikrai suskaičiavęs į ką nesu, bet jeigu padarytumėm tinklo reformą, dar kol kas netrūktų, reiškia, iš tikrųjų. Bet tuoj trūks iš tikrųjų. Bet dar iš tikrųjų krūvis, kurie dirba ne visur jaunimas. Kaip ir nežino, kiek gyventojų. Nu, jaunimas daugiau ateina. Labai daug trūksta darbo vietų. Trūksta, nes dirba po pusantro etato. Gerbiami kolegos, tai iš tikrųjų mes labai ilgai galim kalbėti apie klaidas, kurios buvo padarytos ir politinė partijos susitarimą, tai yra ateity mes turėtume paskui taisyti. Bet pakalbėkim konkrečiau. Iš tikrųjų, dabar konkretus labai aiškus pasiūlymas. Nuo 14 iki 21%. Yra priregistruota Seimo narių pasiūlymai. Tai iš tikrai mes turim susėsti, įvertinti visas realias pozicijas, taip, kad nebūtų vėl kažkokias, tai ten, sakykime, tušti pažadai tiem žmonėm, kuriem čia sėdi, ir pasižiūrėkim patį geriausią pasiūlymą, sudėkim ir, sėskim dar kartą su valdančiaisiais ir padiskutuokim apie tai. Ir paleiskim, dar turim iki šitas gruodžio 5 dienos laiko. Tai vieni turi greitai persiformatuoti finansais, tai yra finansų ministerijos, o mes visi vieningai turėtumėm pasimti tą modelį ir padaryti tai, ko iš mūsų prašo, paprastai, elementariai žmogiškai. Ar padarysite? Gerbiami Seimo nariai ir kolegos, tiesiog pasiklausius šitų nesąmoningų pašnekesių norisi parašyti darbo, tiesiog parašyti pareiškimą išeiti iš darbo, nes tiesiog kentėti to nebegaliu pats ir jaunas nesilikas. Ir tiesiog tikriausiai šiandien tą padarysiu. Jeigu dėl mokytojų trūkumo. Dėkui, tai iš tikrųjų aš kol kas matau tokią situaciją, kad ne visai yra taip, kad mes susirinkom, kad problemą spręsti, nes dabar iš tikrųjų Seimo nariai sako, mes padiskutuosim, pasišnekėsim. Problema tokia, problema nokia, bet problema yra labai aiški ir atskaitos taškas yra, kad, aš turiu jums pasakyti realią tiesą iš to, ką matau per savo 7 metus darbo Seime, tai kad jeigu taip yra sakoma, tai vadinasi, tie pinigai yra nenumatyti ir jums jų neskirs. Tai būkim biedni, bet teisingi, sąžiningi vieni su kitais. Antras dalykas, ką būtinai turbūt reikėtų padaryti, tiek iš profsąjungos pusės, noriu pabaigti. Balsavimo nebuvo, tai aš noriu pasakyti, kad ką reikėtų padaryti tam, kad situacija keistųsi, bet turėtų teorinę galimybę pasikeisti. Tai vis tik tai, reiškia, Lietuvoje yra labai rimta problema su valstybės duomenų agentūra ir aš su Eurostatu dar esu dirbęs, kai dirbau universitete. Tai pas daugelis tikrai statistikos yra paskaičiuojama, nesiremiant jokia rimta pagrįsta metodika ir iškraipant situaciją, tiek, sakykime, dėl infliacijos, tiek dėl kitų dalykų Lietuva yra nuolat pateikiama arba gražiau, arba taip, kaip reikia, kai kam. Tai vadinasi, tas, kas skaičiuoja statistiką, tas pakreipia situaciją taip, kaip jam naudinga. Tai dėja, Eurostato tipinė metodika nėra vadovaujamasi. Tai mano siūlymas profsąjungai, galbūt nežinau, ir su tam tikrom Seimo frakcijom galima kartu būtų vis tik sudaryti tokį, sakykime, skubę darbinę grupę, kad būtent pagal realią metodiką būtų paskaičiuoti procentai. Ir mes matytume, kiek yra stipriai nesilaikoma to susitarimo, kiek yra stipriai iškraipoma statistika, tam, kad būtų labai aiškas atskaitos taškas. Ir tada jau tegul stovi Seimas prieš tokį sprendimą. Ar jisai vis tik tai ir valdantieji, ir opozicija laikosi susitarimo ir siekia rasti sprendimą, kuris atlieptų mokytojų lūkesčius, ar ne. Nes dabar yra manipuliuojama, sakoma, statistika taip sako, mes viską reiškia įvykdėm, tai taip nėra. Tai jeigu vis tik tai būtų statistika remiantis Eurostato, sakykime, metodika būtų realiai paskaičiuota, ką nėra taip sudėtinga padaryti, jūs visi pamatytume tą, ką jūs ir sakote. Kad jums yra labai stipriai reiškia nurešta nuo to, kas žadėta. Tai jeigu tą parodysime aiškiais skaičiais prieš balsavimą, tada tegul kiekvienas konservatorių ir kitų frakcijų vienmandatininkas paima ir balsuoja. Ir tada mokytojai pamatys, kas yra kas. Mielas Mindaugai, jau yra paskaičiuota. Dabar, kad pakelti atlyginimus, reikia 100 milijonų. Mes žinom skaičius. 100 milijonų. 100 milijonų, tas tikrai galima rasti. Galima skųsti beje Eurostatui Lietuvos metodiką, mano patarimas profesiniam sąjungom. Skųsti Eurostatui vidutinius, dar tada žinosime, kad tikrai yra tiesa. Aš čia labai rimtai sakau, nes jeigu kažkas nepasitikė, tai tiesiog galima skųsti Eurostatui. Ar mes teisininkai po teismus turim vaikščioti? Ne, čia ne jums sakė, čia mums sakė. Galima kolegos skųsti, jeigu kažkas nepasitikė, tai reikia pasitikrinti. Tada Valentinas Bugaskas nekalbėjo, nes
atsiprašau, aš sakyčiau, iškoti vieną galimybę, jeigu tikrai ministerija perimtų vadovėlių rašymą, tai galėtų būti paruoštas vienas visiems, kurie galėtų vadovautis, tai nebūtų tiek lėšų švaistoma, renkantis kažkokį ir, pavyzdžiui, mano dalykų informacinę technologiją, nieks nerašys to vadovėlio. Gal poreikio nėra, gal auditorija per daug maža. Ir tik aš ir neturėsiu jo. Ir jau su tuo turiu susitaikyti, reiškia, aš turiu ruošti vadovėlį kiekvienai pamokai. Tai vienas variantas. Antras dalykas, kvalifikaciniai visi renginiai dažniausiai būna pasibaisėtinos kokybės. Tai tiesiog yra lėšų švaistymas visiškai bet kur. Įvairūs renginiai vyksta per juos, arba jeigu tai vyksta seminaras, dažniausiai jis būna nekokybiškas ir nereikalingas. Šiais laikais po nuotolinio mokymo mes turim tikrai puikias galimybės naudotis tiek įrašymo kažkokios paskaitos, tiek Zoom galimybę, ruošti kokybišką, gerą medžiagą, kur gali visa Lietuva pasižiūrėti ir tai bus viena didelė galbūt kaina, bet seminarą peržiūrės kiek nori kartų visi Lietuvos mokytojai, o ne kiekviena mokykla pirks kažkokias abejotinos kokybės paskaitas ir praleis atostogas prasmingai, kad būtinai svarbiausia sėdėtų toje mokykloje. Ačiū labai, Valentinas. Aš repliką apie kursus. Ministerija kaltina mokytojus, kad streikuodami gadina ugdymo procesą. Ministerija, tai yra, jei pavadina NŠA, organizuoja kursus, kur antradienį kaip tik buvau, kursai visi mokymas prasideda nuotoliniai 3-15 tai yra valanda, kur gimnazijų mokytojai 8 pamokas baigia tik tais 15-30. Tai yra dėl NŠA galima ugdymo procesą nutraukti ir jungti su kursus ir paleisti vaikus. Arba 14. Arba 13. Gal tai kolegos, iš tiesų malonu jūs matyti ir aš labai įdėmiai klausau mokytojų ir dabar girdžiu diskusijų, iš kur paimti pinigų. Taip, politinės partijos pasirašydami lyderiai, puikiai mes žinojome, ant ko rašomės. Kad vieną dieną reikės tą įgyvendinimui kažkokį kiekį pinigų tam skirti. Ir šitą vyriausybę taipogi puikiai žinai. Dabar disponuoja 500 milijardų, 300 milijonų numatyta. Mes esam pateikę aišku pasiūlymą ir apie tai turėtumėm kalbėti, ką premjerė prašo visą laiką. 245 milijonai, kur vyriausybė planuoja skolintis ir šitos pinigus perskirstyti pasiskolintus. Mato būtinybė vyriausybės miesteliui, noriu pabrėžti, kur mano galva gali palaukti ir gali luktelti dar metus antrus. Ir kita pinigų suma tolimui, būtent autostrados sistemos apmokestinimų įvedimui. Taipogi gali palaukti. 30 metų nebuvo ir šitas ministras nesugebėjo, kada buvo skiriami lėšos įgyvendinti tai. Ir šitie pinigai gali būti nukreipti būtent to, ko trūksta, prie tų 300 milijonų, 245. Ir gaunasi, Edmundai, tą, kad tu kalbi. Ir jūs būsite padarę būtent susitarimų pasirašymo akcentą. Ir jūs galėsite aiškiai, akivaizdžiai pakeltą galvą vaikščioti ir visiems sakyti. Va, šitą sprendimą pakeisti. Dar kartą pabrėžiu, jie skolinasi, pasiskolinti skolintas lėšas miestelių vyriausybės statymui ir autostrados apmokestinimo sistemos įgyvendinimui, kur gali palaukti. Ačiū. Aš atsiprašau. Galima viską čia, sako, priplanuoti, bet yra vienas žmogus, paprastai būna tai premjeras, kuris sukviečia visus ir sako, tu taip negalvok, nieko nebus, tu irgi nemąstyk. Ir todėl visas šitas reikalas yra, ar pritarė dabartinė premjerė, bet visam tam dalykui, kad mano kolega pasakė, kad iš tikrųjų galbūt yra tam tikros programos, kurių būtų galima nuimti ir skirti balsavimui. Bet kiek aš atsimenu iš televizijos, tai dabartinis naujas ministras, jisai transliavo tiek, kad daugiau pinigų nebus. Aš tai noriu šiek tiek pozityvo įnešti. Bet kokiu atveju, dėl tų pasiūlymų balsuos Seimas. Reikia 71 balsų. Jūs visi esat iš kažkokių tai rajonų, iš miestų, turit savo vienmandatininkus. Jūs turit savo mokytus, turit tėvus. Nu, šiek tiek spustelkit, žiūrėkit, kaip jie balsuoja. Nes rinkiminiai metai, tai nežinau, čia tikrai ne vis taliai gražu, ne visiems aktualu tie rinkiminiai metai, net kad čia prie šito stalo sėdi, bet daliai tai tikrai aktualu. Tai aš tai siūlyčiau ne tik tai bendrai veikti, bet ir labai asmeniškai. Tiesiog susitikti su tais žmonėm
Ir tada jau, kai spaus tą mygtuką, bus sudėtingiau. Tai šiek tiek, kaip sakant, tikrai nereikia žiūrėti tą vieną žmogų, nes yra buvę istorijoje, per priėmimą, buvo priimtas. Buvo. Tai aš matau, kad jau visi, kas norėjo, pasikeitė nuomonėm. Ačiū labai už susitikimą. Taip. Trumpai sureaguojant, turbūt žiūrėkit, tai gal ir nesitikėjom gal šiandien rezultato, galbūt yra gerai, kad įvyko ta diskusija, visgi labai plati ta įvyko diskusija, labai vertinom, kad jūs visi tikrai atėjot ir girdėjom, ir turbūt neišvengsim, jūs politikai, jūs politikuojat, kaip žaidėjai žaidžia krepšinio aikšteliai, viską gerai, tik tai negalvokit, kad mes irgi čia yra naujokai ir to nesuprantam ir kritiškai negalim vertinti visko. Prisimenat, ir aš esu labai senas, aš esu seniausias šitoje organizacijoje, mano organizacijoje, kuris pergyveno ir organizacijos daug skilimų ir matęs čia politikų, yra buvęs dėrybų su visais buvusiais premjerais ir ministrų pergyvenęs jau nežinau kiek. Viską girdim, viską vertinam, bet mes ko dabar norėtumėm. Ir ne kažkokių tai teisinimusių ar panašiai, aš suprantam, kad nėra lengva rasti sprendimo, bet visgi geranoriškumo dabar išsiklausyti. Ir čiagi, kur mes kalbam be spaudos, taigi galim nebepolitikuoti, ieškoti sprendimo ir susitarimo. Po to jau išeikim, visi žaiskim savo žaidimus, visi politikuokim, viskas tvarkoja, visi orientuokimės. Bet čia, jeigu mes rastumėm tikrai sutarimą su visom partijom, tai tikrai, man atrodo, visiems gerai, ką ir sakot, visi iškėlę galvas galėtume atsakyti, kad jūs įvykdėt tą, ką susitarėt partijos, tai eitumėm toliau, tobulintumėm partijos sutarimus ir jeigu įtrauktumėt bendruomenės realiai, ne taip, kaip įtraukėt, ne va tai per kažkokius komitetus, kur pasakėt, galit pateikti pasiūlymus, tai mes jų neteiksim. Ir jeigu tai jūs siūlot mums eiti į teismus, tai čia jūs siūlot kurpaitės nešioti, jūs nueikit į savivaldybės, kiekvieną susitarkit ir apskūskit duomenų. Neįsim, neskūsim. Čia jūsų netgi būtų darbas, mes žinom, kiek mes uždirbom. Ir čia galima teisintis ar čia žaisti tais skaičiais, ką tas duos. Sakau, čia negrįžkime tos laikus, kai išeidavo partijos pirmininkas ir pasakydavo, kad gyvenam gerai, o realiai visi žinom, kaip gyvenam. Bet vėlgi, nekaltino čia nei vieno, suprantu jūs visus politikus, bet visgi pakvieščiau, yra dabar laiko, ką Ieva sako, aš tikrai nenoriu tikėti, kad mes gyvenam valstybėj, kaip Šiaurės Korėja, kur yra nuspręsta, kaip kas visi nubalsuos. Tai aš tikrai tikiu dar naiviai galbūt, kad galima visada paveikti ir mes turim precedentų ir 2008 metų balsavimą Seime, kai labai panaši buvo situacija ir buvo atsižvelgta, išgirsta, tai reiškia, mes dar esam demokratinė valstybė, kai visgi Seimas gali nuspręsti, jis turi teisę balsuoti. Tai palikim tą teisę Seimo nariam balsuoti ir tikrai, man atrodo, jums visiems naudinga būtų ir politikam susitarti su, ne kažkaip tai imituojant, bet realiai su švietimo bendruomenė. Aš suprantu, jūs galite žaisti susitarimus su kitom profesiniam sąjungom ir labai prisimenam, kaip ir kiti žaidėt iki mūsų, tai negalvokit, kad tai nėra irgi likę kažkokių tai nuoskaudų ir jeigu jūs kalbate apie etatinį, tai mes matom ir kitų scenarijų, kokių yra buvę, bet mes nenorim grįžti prie kažkokių tai nuoskaudų ir pasirengę su jumis visais kalbėtis, negyvenant įsižeidus, kaip jūs ten mus trypėt taip, kaip galbūt taip, bet mes pasiruošę ir mes nesam naivus ir mes tikrai nesiruošiam niekur atsitraukti ir panašiai, toliau dalyvauti ir stebėti ir vertinti situaciją ir mes tikrai kalbėsim arba su visais, arba kalbėsim su tais, kurie norės kalbėti ir susitarti ir mums tinka abu scenarijai, kaip sakom, jeigu jūs pravažiuos valdančioji ir nenorės susitarti, eisim tikrai ir tarsime su visa opozicija, bet mes norėtumėm, kad švietimas taptų visų reikalas. Kaip jūs susitarė dėl gynybos, tai kodėl mes negalim kažkada susitarti dėl švietimo, kai dabar ir švietimo bendruomenė visi įsitrauks ir tikrai čia pas mus nėra politikos. Visa mano komanda nedalyvavo ir nedalyvaus, kol
politikoje ir mes niekur nedalyvausim ir pamatysit, jūs galite kaltinti mus ar panašiai. Mes norim išlaikyti neutralumą, aš džiaugiuosi, kad visų politinių partijų dalyvauja čia ir streikia. Interesas mūsų visų aukštesnis, nepriklausomai, kurie ir dalyvaus politikoje. Tai bet visgi turim suprasti, kad nežaiskim ir čia be jokios ten populistikos. Vis tiek turi būti svarbus ir vaikai visuose mūsų žaidimuose, ir mokytojai, ir mūsų visų gyvenimai. Kažkiek, ne? Tai paskui jau politikuokim. Tai tikrai ačiū, kad atėjot. Yra dar laiko. Mes atviri diskusijom su visais ir tikrai eisim diskutuoti su visais, neskirstysim ir mes norim susitarti su visom politiniam partijom. Su kuo pavyks susitarti, čia jau nuo jūsų priklauso ir nuo jūsų sprendimų. Tai ačiū tikrai. Ačiū.